Šiandien darysiu eksperimentą, kadangi turiu žinių chemijos srityje ir vis dar jinai man šiek tiek įdomi, tai nusprendžiau, kad padarysiu eksperimentą su perlais ir su cheminiais skysčiais rastais namuose. Tai iš tų cheminių skysčių, ką naudosiu, tai yra Ace'as, V5 ploviklis iš Lidlo, tuomet vandenilio peroksidą, druskos tirpalą, įdėjau šaukštelį druskos ir blico, turime tokį, kurį naudojame dušams valyti, ir feirį. Tai tuose 6 skysčiuose įmerksiu perlas ir pažiūrėsiu, kaip pasikeičia jų spalva ar blizgesys. Tai pasirinkau baltuosius perlus. Va, užsidėsiu pirštinę. Šiek tiek gali kontaktuoti. Štai tada dedu dabar po vieną perlą. Oi, pats ir iššoko į Ace'ą. Pasirinkau vienodo spindesio perlus, kad būtų galima matyti. Dedu į V5 ploviklį iš Lidlo. Tada dedu į vandenilio peroksidą. Dedu į druskos tirpalą. Tada dedu į blicą. O kai putoja, tada dedu į feirį ir vienas pasilieku kontrolinį palyginimui. Aš tai priartinu, tai perlas V5 ploviklyje, skirtas nukalkinti kalkėms, ir perlas blice. Burbuliuoja, putoja, vyksta reakcija. Nu va, jau du perliukai jau bus nebenaudojami. Čia kaip Ace. Čia vandenilio perokside atrodo nieko nevyksta. Čia yra feirija, čia blica ir čia yra natrio chloride, druskos valgomojos druskos tirpale. Štai kaip atrodo perlai laikyti daugiau negu 10 minučių įvairiuose cheminiuose skysčiuose. Dabar aš išimsiu, imu perlą iš Ace tirpalo. Nuplaunu vandenyje ir dedu perliuką čia. Tada išimu perlą iš V5 nukalkintojo. Štai kaip atrodo. Nuplaunu vandenyje. Ir padedu. Tada išimu perlą iš vandenilio peroksido. Tada išimu perlą iš druskos tirpalo. Tada išimu perlą iš blico.
ir išima iš feiro. Tai turime dabar visus perlus, kurie laikyti daugiau negu 10 minučių cheminiuose skysčiuose. Taigi dabar pateiksiu galutinį išvadą apžvalgą, kaip čia sureagavo perlai su namuose esamais cheminiais skysčiais. Tai didžiausias pažeidimas perlo įvyko su blicu. Mes jį naudojame dušo valymui, nukalkinimui. Jis yra skirtas cemento, kalkio, gipso likučiams pašalinti, o perlo struktūra yra iš kalcio karbonato, tai rūgštis išgriaužė šitą perlą, sumažino žymiai jo formą ir tikriausiai, jeigu aš jį laikyčiau dar ilgai tame skystyje, tai perlas visiškai ištirptų. Tuomet naudojau kitą nukalkintoją V5 iš Lidlo ir įmerkiau perlą. Tai čia irgi vyko, matėsi labai intensyvi cheminė reakcija. Forma yra pasikeitusi, apmažėjusi, bet dar truputį matosi blizgesio, to blizgaus nacro paviršinio sluoksnio, bet jau jis yra pažeistas. Tai toliau trečioji vietoj pagal pažeidimą būtų eisas. Aš eisą dabar neturiu. Tai perlas eisė irgi paviršinės sluoksnis blizgus pasižeidė. Perliukas pažeistas. Blizgesys, bet dar šiek tiek blizga. Bet matosi, kad jau tiesiog net vandenėlyje nusiema tas blizgus sluoksnis. Tada ketvirtoje vietoje pagal perlo pažeidimą būtų feiras. Feiras. Irgi matosi, kad sumažėjęs yra blizgus perlo sluoksnis. Forma labai nepasikeitusi, tik tai blizgesio tai jau žymiai mažiau. Na ir tada, ką penktoje vietoje, net nežinau, ar penktoje vietoje tai būtų vandenilio peroksidas ir druskos tirpalas, kur atrodo, kad neįvyko pokytis. Atrodo, paviršinis blizgus sluoksnis išliko. Ir čia druskos tirpale. Iššoko perlas. Tai štai. Tai ką, tai kokia išvada? Su feiriu neplauti, į baseiną neiti ir atsargiai su nukalkintojais, kad nebūtų kontakto su perlais. Taip, ir dar atliksiu eksperimentą su laku, purkšiu perlą laku ir pabandysiu atplauti, ir kas su juo darosi. Taip. Na ir purškiu laką. Na, manau, lako jau pakaks. Kad dėl lako momentiškai neįvyko kažkokio pokyčio. Na, pabandykim dabar nuplauti. Nuplaunu.
Taip, atrodo, perlas išlaiko savo spindesį, kažko labai pakitimo neįvyko su laku. Tai lakas kaip ir atrodo negadina paviršiaus.